iššokti tornadą. Ir aš tai parodysiu. Kai išmoksi tornadą, iš tikrųjų 5 km yra tas pats tornadas, tik tai turėtum nusileisti ant dešinės kojos arba kairės, priklausai, kurią pusę darai. Ok, vienas dalykas, kas yra patogiausia, yra paeiti atgal ant 5 km ir išsimesti taip, nes būtina mesti rankas, būtina užeiti ant kojos taip kaip ant tornado. Tada kelt kairę koją kiek įmanoma į viršų, neatsigulus, jeigu įmanoma taip šokt. Ir galų gale atšokt nuo pat viršų galų. Įsivaizduot taikinį prieki savęs arba tiesiog jį turėt. Ir po to spyrt su įtempta ištiesta koja, kad spyris pereitų taip. Ir tiesiog bandyt. Iš pradžių gali bandyti su biškį prilenktą koją. Pavyzdžiui, va taip. Taip yra daug lengviau padaryti, bet dievai atrodo. Ir kairę koją nepamiršk sulenkt, nes iš tikrųjų, jeigu nesulenki, jos yra sunkiau nulendinti. Kai išmoksi gerai, tada galėsiu abiem ištiestom daryti. Dabar pademonstruosiu normalų 5 km. Dar vienas ištiestom kojom. Nu ir viskas, jeigu reikia dar kokių tipų, ar patarimų, ar dar ko nors, rašykit ant video, dėkui. Čia buvo 5 km tutorialas.